Labas, malonu, kad domiesi savanorystę vaikų linijoje. Noriu trumpai tau papasakoti, kas tai yra. Vaikų linija yra tokia vieta, kur vaikai gali kreiptis iškilus tam tikriems sunkumams ir būti išklausyti be moralų. Savanoriai, kalbėdamėsi su vaikais ir paaugliais, sukuria saugią erdvę vaikams, kurie gali pasijusti išklausyti ir suprasti bei priimti tokie, kokie yra. Todėl vaikų linijos teikiama emocinė parama vaikams yra nemokama, konfidenciali bei anonimiška. Tu irgi gali tapti tuo savanoriu ar tą savanorę, kuris supranta, išklauso, nepatarinėja, nemoralizuoja, o moka išklausyti ir palaikyti. Vaikų linijoje savanoriaujantys žmonės dalinasi, kad patirtis vaikų linijoje yra neįkainojama. Pirmas dalykas, kuo jie dalinasi, kad buvimas vaikų linijos savanorių sukuria prasmės jausmą. Ir aišku, labai sukuria gerą išsipildymo jausmą, kuomet po pokalbio su vaiku gauni pozityvų grįžtamąjį ryšį ir vaikas pasako ačiū, po pokalbio man palengvėjo. Kita didelė vertybė, kuo džiaugiasi vaikų linijos savanoriai, kad mokydamiesi teikti emocinę paramą vaikams ir paaugliams, jie įgauna ir kitose gyvenimo srityse labai vertingų įgūdžių, kaip klausytis ir išklausyti, kaip būti atliepiančiu ir būti empatišku. Na ir galiausiai savanorystė suveda bendraminčius. Savanoriaudami vaikų linijoje žmonės susitinka ir susipažįsta, o čia užmegztos draugystės kartais tęsiasi labai ilgus metus ir po to, kai savanorystę vaikų linijoje žmonės užbaigia. Vilniuje kviečiame teikti emocinę paramą telefonu. Budėjimai vyksta Vilniuje vaikų linijos patalpose esančiose Naujamiesčio mikrorajone. Tarnyba dirba kiekvieną dieną nuo 11 val. Ryto iki 11 val. Vakaro. Būtent tame laikotarpyje kiekvienas savanoris susidėlioja savo patogius budėjimo laikus ir atvyksta budėti į vaikų liniją. Viena budėjimo pamaina trunka 2,5 valandos. Na, o iš kiekvieno savanoriaujančio vaikų linijoje tikimės, kad jisai budės ne mažiau kaip 10 valandų per mėnesį. Tai reiškia, kad kviečiame atvykti į vaikų liniją 4 budėjimams. Tu gali tapti vaikų linijos savanoriu, jei atitinki keletą labai svarbių sąlygų. Tai pirmas dalykas, yra svarbu, kad tu būtum pilnametis asmuo. Tai reiškia, tau yra daugiau nei 18 arba daugiau nei 18 metų. Antras svarbus dalykas, yra svarbu, kad laisvai kalbėtume ir rašytume lietuvių kalbą. O taip pat trečias labai svarbus dalykas, kad nebūtume teistas už nusikaltimus susijusius su vaikais ir paaugliais. Tam, kad mes kaip tarnyba galėtume gauti tai patvirtinančią informaciją, prašysime tave suteikti tavo asmeninius duomenis, kurių pagrindų sužinosime, kad tikrai nesi teistas už nusikaltimus prieš vaikus. Na ir galiausiai yra labai svarbu, kad tu būtum pasiruošęs būti ilgai vaikų linijoje, nes mes kviečiame į ilgalaikę savanorystę. Kiekvieną savanorį, pabaigusi parengiamuosius kursus, kviečiame tarnyboje likti ir budėti ne mažiau kaip 200 valandų ir priklausomai nuo pasirinkto budėjimo tempo, tai gali užtrukti iki 2 metų. Prieš pradėdami teikti emocinę paramą, savanoriai praeina paruošiamuosius kursus. Trumpai papasakosiu apie juos. Tai yra kursai, kurie trunka maždaug 4-5 mėnesius. Ir paprastai vyksta grupinių užsiėmimų metu kartą per savaitę. Tai dažniausiai yra tam tikras fiksuotas darbo dienos vakaras ir užsiėmimai vyksta nuo 6 iki 9 valandos vakaro. Be to, kad kviečiame atvykti į grupinius užsiėmimus, taip pat duodame užduotis atlikti namuose. Taigi vaikų linijos mokymai yra hibridiniai ir tarp užsiėmimų tu turėsi peržiūrėti tam tikrą medžiagą, susipažinti su tam tikra teorinė informacija patogiu tau metu namuose. O atvykęs į vaikų liniją kartu su grupe kitų besiruošiančių tapti savanoriais, labiau jau tyrinėsite, atliksite praktinės užduotis ir tyrinėsite, kaip veikia ta emocinė parama. Be vakarinių užsiėmimų per visą tą mokymų laikotarpį taip pat yra 2 šeštadieniniai seminarai. Vienas yra pradžioje pačioje kursų, kitas maždaug įpusėjus mokymus. Bet ką svarbu pasakyti, kad visą užsiėmimų grafiką mes tau pateiksime iš anksto, kad tu galėtumai susiplanuoti ir atsakingai sudalyvauti kiek įmanoma daugiau užsiėmimų vaikų linijos parengiamuosiuose kursuose. Mokymų metu mokysies, kaip efektyviai teikti emocinę paramą vaikams ir paaugliams. Tai reiškia, kad jų metu susipažinsi su įvairiais vaiko raidos etapais, sužinosi, kaip vaikus išklausyti bei prakalbinti apie jausmus ir taip pat kaip reaguoti, kuomet vaikas ar paauglys susiduria su sudėtingomis situacijomis. Pavyzdžiui, patiria prievartą ar smurtą, patyčias mokykloje, turi sunkumų bendraudamas su bendraamžiais arba su tėvais, galvoja apie savižudybę ar išgyvena tam tikras krizes bei netektis.
Svarbu pridėti, kad savarankiškai savanoriauti galima pradėti tik labai atsakingai ir nuosekliai, lankant parengiamuosius kursus. Todėl visų savanorių prašome praleisti ne daugiau kaip ketvirtadalį vykstančių užsiėmimų, tai reiškia sudalyvauti 75% užsiėmimų vykstančių visai grupiai. Be grupinių užsiėmimų bei teorijos, kurią tu išklausysi namuose, taip pat turėsi progą mokytis iš labiau patyrusių savanorių. Parengiamųjų mokymų metu kiekvienas savanoris keletą kartų eina stebėti patyrusio konsultanto darbą, o taip pat vėliau, bebaigdamas mokymus, eina kelti ragelį su priežiūra. Tai reiškia, kad pirmieji tavo budėjimai vyks ne visai esant vienam, o kartu su labiau patyrusiu kolega. Baigus parengiamuosius kursus, galėsi pradėti savarankiškai savanoriauti bei teikti emocinę paramą. Ir tikriausiai yra svarbu žinoti, kad ateidamas į vaikų liniją budėti, kaskart čia sutiksi ir kartu budinti kolegą. Vilniaus vaikų linijoje vienu metu budi 2-3 savanoriai, tai tikrai nebūsi vienišas ir turėsi su kuo pasidalinti įspūdžiais ar pasitarti. O taip pat mes kaip tarnyba užtikriname emocinę bei techninę paramą savanoriams visų budėjimų metu. Pradėjus savarankiškai savanoriauti, kviečiame savanorius ne tik tai teikti emocinę paramą, bet taip pat dalyvauti kituose užsiėmimuose. Vaikų linijoje kas mėnesį organizuojame įvairius kvalifikacijos kėlimo užsiėmimus įvairiomis temomis susijusiomis su vaikais. Pavyzdžiui, kalbame apie tai, kaip padėti vaikams valgymo sutrikimų situacijose. Arba kalbame apie tai, kaip pasirūpinti savimi ir mokomės įvairiausių būdų, kaip patiems jaustis gerai budėjimų metu. Tai šalia budėjimų taip pat kviestume kiekvieną mėnesį skirti dalį laiko būtent tokiems užsiėmimams, kuriuos jau galėtum pasirinkti pagal tai, kas tau pačiam yra aktualu. O norintiems ne tik budėti, bet ir smagiai leisti laiką bendraminčių būryje, yra galimybė prisijungti įvairius neformalius užsiėmimus, kuriuose renkasi kiti vaikų linijoje savanoriaujantys žmonės. Tai yra puikia galimybė ne tik tai pailsėti, bet taip pat susipažinti su labai įvairiaspalvia ir be galo įdomia vaikų linijos savanorių bendruomenė. Susidomėjai? Tuomet kviečiame tave registruotis į vaikų linijos savanorių atrankas. Na, o jeigu dar liko neatsakytų klausimų, arba svarstai, kad galbūt savanorystė teikiant emocinę paramą telefonu nėra pats geriausias variantas tau, galbūt norėtum teikti emocinę paramą chatu, ieškok tau rūpimos informacijos vaikų linijos puslapyje vaikųlinija.lt.